Rugsėjo 3. Aš noriu gailestingumo, o ne aukos ir Dievo pažinimo labiau nei deginamųjų aukų. Ozėjo knyga 6 skyrius 6 eilutė. Tas, kuris atiduoda savo valią ir savo širdį viešpačiui, atiduoda viską. O tas, kuris neatiduoda savo valios, kuris nėra paklusnus viešpačiui širdimi, negali aukoti viešpačiui aukos, kuri galėtų būti priimta. Paklusnumas yra geriau nei auka. Tai pamoka, kurią visi pasišventusieji Jėzuje Kristuje turėtų giliai įrašyti į savo širdis. Būtina turėti taip pat ir paklusnumo dvasią, o kiekvienas turinti šią dvasią ne vien bus paklusnus Dievo valiai, bet taip pat stengsis vis geriau pažinti tą valią, kad galėtų jai paklusti. Būtent apie šią klasę šventasis raštas skelbia: kai tavo žodžiai buvo man duoti, juosius ryte prarijau, o mūsų viešpats taip sako: man patinka vykdyti tavo valią, mano Dieve, tavo įstatymas yra mano širdyje. Gailestingumas yra užuojauta, atnešanti palengvėjimą nelaimingiems. Aukojimas ir deginamoji auka šioje eilutėje nurodo į karštligišką veiklą, priešingą tiesai ir jos dvasiai. Pažinimas gautas nuo Dievo, tai Dievo tiesa. Neturėtume galvoti, kad tai reiškia, jog viešpats nenori mūsų tarnavimo. Bet veikiau, jog viešpats labiau norėtų, kad išsaugotume tiesą ir jos užuojautos dvasią mūsų širdise net ir tada, kai esame atstumti nuo tarnybos, nei uoliai tarnautume prieš tiesą ir jos dvasią. Gailestingas ir protingas šventasis viešpačiui labiau patinka nei aktyvus ir neišmanantis darbininkas, kuris savo charakteriu nėra dievobaimingas ir pamaldus. Sujungimas gailestingumo, tarnybos ir pažinimo bei žinių sudaro idealą, kurio mes turime siekti. Klausimai: kokius šią savaitę turėjau išbandymus susijusius su šia eilute? Kaip juos priėmiau? Kokios buvo pasekmės? Aš noriu gailestingumo, o ne aukos ir Dievo pažinimo labiau nei deginamųjų aukų. Ozėjo knyga 6 skyrius 6 eilutė.